šeimos nariai su didžiausiu džiaugsmu lankau integruotas pamokas. Šiose pamokose, kaip ir Žaliakalnyje, viskas susilieja, susipina. Kartais sunku išnarplioti, kokia čia pamoka – muzika ar matematika, anglų kalba ar fizika. Kai grįžtu namo, sakau, o taip, sužinojau daugiau negu tikėjausi. Praturtinau ne tik savo pažinimą, bet ir komunikavimo įgūdžius. Gyvenime atliekant tam tikras veiklas prisireikia ne kurio nors vieno dalyko žinių, o dažnai keleto. Todėl gimnazijoje dažnai taikome integruotas pažinimo ir kūrybinės pamokas. 2022-2023 mokslo metais 19 gimnazijos mokytojų pravedė 43 integruotas įvairių dalykų pamokas. Integruotos pamokos didina mokinių motyvaciją, skatina mokinių aktyvų dalyvavimą pamokose, padeda lengviau teorinės žinias sieti su gyvenimiška patirtimi bei aplinka. Aš esu senelio mylimiausia draugė ir išdaigų bendrininkė. Atvirai ir netradiciškai galiu pasakyti. Vaikščiojau po muziejų, žiūriu, vyksta pamoka. Atėjau į parką ant suolelio pasėdėti ir ten mokinių pilna. Pamoka ne klasėje, ne suole? To mano laikais nebuvo. Taip kūrybiškai ir kultūringai. Pamokos netradicinėse erdvėse įtraukios, suteikiančios galimybę mokiniams savivaldžiai mokytis, gilinti žinias ir tobulėti. Pamokos, gautos nesėdint klasėje ir mokantis iš vadovėlių, bei klausant mokytojų pasakojimų ar žiūrint į kompiuterio ekranus, yra dvigubai vertingesnės, įdomesnės ir įsimintinesnės. 2022-2023 mokslo metais 21 gimnazijos mokytojas pravedė 93 pamokas netradicinėse erdvėse. Pirmiausia, stengiamės išnaudoti tas erdves, kurios yra arčiausiai mūsų ir reikalauja mažiausiai finansinių išlaidų. Mokytojų labai pamėgtos netradicinės erdvės – gimnazijos bei miestelio bibliotekos, miestelio muziejus, žuvininkystės praktinio mokymo centras, miestelio erdvės, turgus, parduotuvės, Žaliakalnis, lauko klasės, kitos gimnazijos erdvės. Taip pat pamokos organizuojamos už seniūnijos ribų, pavyzdžiui, Tauragės steam centre, muziejuose bei kitose erdvėse. Aš jaunesnysis brolis Morkus. Pametęs akinius, tėtis kreipėsi į išlavintą mano intuiciją. Turiu ne tik puikią intuiciją, bet ir konkursų, konferencijų, netradicinių pamokų kūrybiškiausio dalyvio vardą. Kasmet gimnazijoje organizuojamas gamtos mokslų žinių konkursas, kuriame mokiniai demonstruoja savo žinias įgytas pamokų metu. 2023 metais suorganizuota rajoninė mokinių mokytojų literatūrinė kūrybinė konferencija Gimtoji kalba, saviraiškos būdai ir galimybės. Mokiniai lankėsi Šilutės rajono savivaldybėje, kur susipažino su vietos savivalda. Taip pat organizuota daug kitų netradicinių pamokų. Netradicinės pamokos dažnai būna patirtinės. Patirtinis mokymasis labiau susietas su supančia aplinka bei realiu gyvenimu, įtraukiančiu mokinius į aktyvią praktinę kūrybinę veiklą. Tęsiant lyderio laiko 3 veiklas gimnazijoje, vyksta 4 praktinių studijų dienos. 2022-2023 mokslo metais parašyta 12 integruotų programų, iš kurių 2 bendradarbiaujant su Vainuto gimnazija bei Žemaičių Naumiesčio mokykla darželiu. Veiklas mokiniai pristatė bendruomeniai mini konferencijoje. Veiklos aptartos kartu su kolegomis iš bendradarbiaujančių mokyklų, numatytos gairės kitiems mokslo metams. Visus savo vaikus atsinešiau iš miško, tačiau jie yra pilietiški, kultūringai sąmoningi ir puikiai valdę skaitmeninį turinį. Aš labai džiaugiuosi jų pasiekimais olimpiadose ir konkursuose. Jų tiek daug!
2022-2023 mokslo metais rajono olimpiadose laimėtos 4 pirmos vietos, 1 antra vieta, 5 trečios vietos. Šalies konkursuose laimėta 1 antra vieta, 2 trečios vietos. Rajono konkursuose 1 pirma ir 1 antra vieta. Daug pasiekimų sporte. Svariausi – šalies kaimiškų vietovių mokyklų mergaičių komandų futbolo zoninėse varžybose laimėta 3 vieta ir šalies kaimiškų vietovių mokyklų vaikinų komandų tinklinio tarpzoninėse varžybose 2 vieta. Mano požiūris į mokslą labai rimtas. Tad įjungiu savo kritinį mąstymą ir sudalyvauju, pavyzdžiui, pyragų dienoje. Juk dalyvavimas įvairiuose gimnazijos renginiuose praturtina mano pažinimo, socialinę bei emocinę kompetencijas. Gimnazijoje vyksta daug tradicinių renginių, ugdančių socialinės, emocinės, sveikos gyvensenos kompetencijas. Mokiniai buvo mokomi, kaip tinkamai susidoroti su neigiamomis emocijomis, išmėgino progresuojančią raumenų relaksaciją bei meditaciją. Sveikatingumą ugdančių renginių metu mokiniai analizavo sveikos mitybos principus ir taisykles, diskutavo apie pagrindinių maistinių medžiagų reikšmę sveikatai, gamino sveikatai palankius patiekalus. Vyko aktyvios pertraukos, renginiai skirti Europos judumo savaitei. Visa gimnazijos bendruomenė aktyviai įsitraukė į akciją Žingsniai, organizuota kasmetinė sveikatingumo ir refleksijos diena. Džiaugiamės, kad mūsų gimnazija pripažinta sveikatą stiprinanti ir aktyvi mokykla. Tradicinė pyragų diena, organizuojama mokytojos Jurgitos Beitienės, kasmet pritraukia vis daugiau dalyvių. Šiemet dalyvavo rekordinis skaičius pyragų kepėjų ir buvo surinkta kol kas rekordinė pinigų suma – net 466 eurai. Paaukoti pinigai pervesti organizacijai Gelbėkit vaikus. Gimnazijos garbės apdovanojimuose padėkos raštais už gimnazijos vardo garsinimą apdovanoti mokiniai įvairiuose rajono ir Lietuvos konkursuose pasiekia aukštų rezultatų. Už vaikų ugdymą garbės raštais taip pat apdovanoti šių mokinių tėveliai, mokytojai. Kasmet organizuojama talka darom, vykdomi Etvinink projektai ir dar daug kitų renginių. My name is Gintarė. My name is Miglė. And my name is Emilia. Today we're gonna have an interview about food. Man labai svarbu gyvenimas visuomenėje, kuriant demokratišką visuomenę. Esu empatiškas, socialiai sąmoningas, moku spręsti problemas, to mokau ir savo vaikus. Dažnai lankausi gimnazijoje ir dalyvauju įvairiose diskusijose bei pamokose tėvams. Malonu, kad į gimnazijos veiklas įsitraukia tėvai. Tėvų taryba kartu su mokinių taryba rinkosi diskusijai atsakomybės raiška mokykloje. Visi diskusijos dalyviai pritarė, kad atsakomybę reikia ugdyti
tuo pačiu kuriant atsakingą gimnazijos bendruomenę. Pravestos pamokos tėvų tarybos nariams. Tėvai nori žinoti, kas vyksta mokykloje. Žinojimas, ko mokosi jų vaikas, įkvėpė šeimos pokalbius apie tėvų patirtį šią temą. Visas vienodai, 0,3. Kad būtų patogiau. Bet čia, žinok, yra reikalų biškis. Sodą, laikykim sodos, pripilsim. Nesproks, esame Taisyklingai, prašau. Bet mažiukas? Tai jeigu daug acto pripilsi. Nu tai kiek medžiagų priklauso? Bendra patirtis ir neformalūs pokalbiai padeda vaikams geriau suprasti temą ir dar svarbiau atsakyti į klausimą, kodėl aš turiu mokytis. Taip pat vyko bendri edukaciniai renginiai.